Eina laikas. Prie šio didžiojo tėvynės karo laikų tanko pasvajojau atvykti per pergalės dieną. Tačiau taip neišėjo, kad atvykau šiandien. Trumpai tanko istorija. Šis tankas pirmasis 44 metų vėlyvą lapkritį įvažiavo į Salantus. Tanke buvo 4 karių įgula. Tarp jų buvo 2 Tarybų Sąjungos didvyris, tankų batalionų vadas Georgijus Tyrinas. Tankas, važiuodamas per Salantus, užvažiavo ant menos. Užsidegė visi 4 kariai, tankistai žuvo. Tylos minutė. Reiškia didžiulę pagarbą išvaduotojams. Jūs nepamiršti ir niekada nebūsit pamiršti. Tam jums tulpės, tam mėlynų neužmirštuolių žiedai. Kažkada šis tankas stovėjo Salantuos karių kapinėse ant pačio 2 didžiojo tėvynės karo didvyrio, tankų batalionų vado Georgijaus Tyrino kapų. Kada mūsų geroji valdžia viską draskė, aišku, išvežė ir tanką. Tankas atsidūrė Urvidų sodyboje. Čia jis lig šiol ir stovi. Dabar parodysiu nutrauktą tanko vikšrą menos, apeisim aplink patį tanką. Štai čia mena nutraukė vikšrą ir pramušė tankų apačią. Nuo to tankas susidegė ir visi 4 tankistai deja žuvo. Tanko priekis yra čia. Jis pastatytas yra į tą sodybą į tenai. Na ką, pagarba jam amžina. Čia jūs žuvot, čia dedu jam priekyje. O viskas. Ką? Jau. Na, mat,